Na, kągi. Šiandien mano tema, kaip matote, yra antro susitikimo svarba. Na ir iš ties tai yra labai labai svarbi tema, todėl, kad būtent pačioje pradžioje naujokai arba žmonės, tie, kurie turi mažiau patirties mūsų tinkliniam marketinge, patiria didžiausius išbandymus. Jie tiesiog pačioj pradžioj susiduria su pačiais įvairiausiais sunkumais. Ir viskas yra dėl to, kad trūksta jiem profesionalumo. Iš tikrųjų yra netgi paskaičiuota statistiškai, kad 69% distributorių susilaukia per pirmas 90 dienų didžiausios nesėkmės. Iš tikrųjų jie net meta šitą, sakykime, verslą. Todėl, kad dėl įvairiausių priežasčių. Iš tiesų, galbūt jiems trūksta, kaip ir sakiau, patirties, galbūt dėl to, kad neįvyko tai, ko jie tikėjosi, tai, ką jie įsivaizdavo. Na, be galo daug gali būti priežasčių asmeninių, galbūt net irgi. Ir mes, kaip lyderiai, tiesiog privalom. Mes turime tiesiog svarbę užduotį prieš mūsų šitus naujokus. Palaikyti savo žmonės. Mes turime juos mokinti, perteikti savo patirtį, tiesiog, kad jie galėtų žengti sėkmingai pirmus savo žingsnelius, kad jie galėtų tobulėti. Ir naujoko sėkmė, naujoko, kurį mes pasikvietėme į savo verslą, sėkmė priklauso būtent nuo mūsų. Iš tikrųjų, tinklinis marketingas yra specifinė veikla, kuri kaip ir bet kuri kita, iš tikrųjų reikalauja tam tikrų įgūdžių, tam tikrų žinių. Na, o įgūdžius mes įgauname tiesiog iš praktikos. Žinias įgauname iš knygų, iš seminarų, iš mokymų. Na ir šiandieną aš lygiai taip pat jums noriu perteikti į žymių žmonių patirtį, kurie jau yra pasiekę šioje veikloje nemažų rezultatų, taip pat pasidalinti savo patirtim. Na, kas yra svarbiausia mums per antrą susitikimą? Didžiausias mūsų tikslas iš tikrųjų yra išsiaiškinti mūsų naujo žmogaus poreikius. Tikrai neparodyti tam verslo planą, neįtikinėti jį, kad tai yra puikia veikla. Tiesiog pagrindinis dalykas yra išsiaiškinti, ko žmogus iš tikrųjų nori, ko jam reikia šiai dienai, kas dedasi jo širdyje. Mes turime tiesiog susidraugauti su juo, išklausyti jo. Mums reikia išmokti užduoti tinkamus klausimus, kad žmogus galėtų atsiskleisti, kad galėtų išsipasakoti. Ir tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių, kad išsiaiškinę jų norus ir poreikius, kad galėtume mes tiesiog jų norus sujungti su mūsų siūloma galimybė. Tiesiog jūs prisiminkite, kaip jūs buvote pakviesti į šitą verslą, koks buvo jūsų noras, kas jums buvo siūloma, kas jūs labiausiai sudomino. Iš tikrųjų, aš prisimenu, kada aš buvau sponsoriuota, tai man buvo tiesiog geras jausmas. Iš to žmogaus sklido vidinė ramybė ir užtikrintumas tuo, ką jisai daro. Man iš karto tiesiog kilo pasitikėjimas tuo žmogum ir tik po to aš pradėjau giliau domėtis verslo planu ir produktais ir taip toliau. Tiesiog aš tikėjau, kad tas žmogus, to žmogaus globoje aš tikrai galėsiu pasiekti savo trokštamų rezultatų. Na, iš tikrųjų, mums yra labai svarbu. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad antro susitikimo metu, kada mes kalbame su žmogumi apie jo norus, apie jo, kada užduodam jo klausimus, labai svarbu tikslumas. Labai svarbu sužinoti, kokia jo specialybė, kokia jo yra šeima. Visą tai darome tam, kad išsiaiškintumėm, ar yra žmogus susikaustęs, ar jisai linkęs bendrauti. Jeigu žmogus yra tiesiog užsidaręs, mes galime pasinaudoti
tokia lentelė, jeigu jisai susikaustęs, galimybių tinklinė marketingė lentelė. Štai. Tai yra iš tikrųjų, kada mes jam pateikėm šitos klausimus, ne klausimus, tiesiog netgi aš ją turiu atsispausdinusi, jeigu prireikia ir atsiranda tokia galimybė, aš tiesiog ištraukiu ir duodu jam pasižiūrėti ramiai minutę į šitus aspektus. Ir jo klausiu, kas tave labiausiai sudomino? Sakykim, ko tau labiausiai trūksta šiai minutiai? Ko tu labiausiai norėtum pasiekti? Ir paskui seka vėlgi klausimų eilė. Kodėl būtent tu pasirinkai tą dalyką? Jeigu, sakykim, žmogus pasirinko asmeninį tobulėjimą, jam galbūt verslas nėra įdomu, bet jisai pasirinko asmeninį tobulėjimą. Bet šiai minutį jam yra svarbu kažkur tai galbūt keisti savo darbovietę, kažką naujo sužinoti, patirti. Ir tokiu atveju, kada aš klausiu, o kodėl tau yra tai svarbu? Žmogus vėl bando man paaiškinti. Tiesiog įvyksta pokalbis tarpusavyje. Jisai tiesiog atsipalaiduoja ir atsiskleidžia. Ir aš tuomet tikrai jau žinau, ką jam pasiūlinti. Galbūt iš visų šitų poreikių lentelės išsirinkęs jisai mažas papildomas pajamas, šiek tiek jisai nori užsidirbti, ar ne? Tada aš jam galiu pasiūlinti 500 litų, nupaišyti planą iki šito lygio. Nei aš jo išgąsdinsiu, nei aš per daug jį perkrausiu nereikalingom žiniom. Galbūt jam ir 1000 litų norėtųsi, aš tada daugiau jam sakysiu. O galbūt jisai norės ir tos finansinės laisvės. Todėl aš jam pasakysiu visą verslo planą. Na, žinoma, tai, sakau, priklauso labai nuo žmogaus vaizduotės. Kiek jisai įsivaizduoja, ką jisai galėtų turėti, ar ne? Ir belieka mums paklausti tada žmogaus, kas vis dėlto iš viso to, ką aš tau sakiau, labiausiai tave sudomino. Ir žmogus daro sprendimą. Na, jeigu žmogus iš tikrųjų kalba tik tai abstrakčiai, jeigu jis nori tik šiek tiek uždirbti arba šiek tiek pagerinti savo gyvenimo sąlygas, galbūt šiek tiek daugiau laisvo laiko turėti. Na, iš tiesų, tai nėra visiškai konkretu, ar ne? Todėl mes jam negalėsime nieko konkrečiai ir pasiūlinti. Jeigu tai yra jo tik tai fantazija kažkokia, ar tik tai kažkokie neapibrėžti norai. Mums, žinoma, labai svarbu suprasti ir suvokti, kad kiekvienas mūsų susitikimas gali turėti keletą baigčių. Tai yra iš tikrųjų 3 aspektai būna pagrindiniai. Kada žmogus susidomi verslu ir jisai sako, taip, aš noriu siekti savo tikslų, aš noriu tobulėti, aš noriu užsiimti, kartu būti su jumis. Kitas dalykas, kada žmogus visiškai nesusidomi verslu, jisai galbūt šiuo metu turi patinkančią jam veiklą, gal net ir pakankamai pajamų, tačiau jisai nori naudoti produktus. Vėlgi mes jam, aišku, suteikiam visą informaciją, mes galbūt net ir parodome ar per pirmą susitikimą, arba tiesiog antram susitikime daugiau produktų. Labai svarbu turėti su savim produktus. Tuos produktus, kuriuos jūs labai mylite. Iš tiesų, aš savo susitikimuose turiu tikrai 2 tašes. Viena yra tašelė mano produktų namų ūkio priemonės. Aš su jomis dažniausiai rodau ir indų ploviklį, rodau universalų valiklį, rodau ypač užterštų paviršių. Tuos, kurie yra tikrai efektyvūs, kuriuos aš pati naudoju. Kita mano tašė yra pilna FM kosmetikos ir parfumerijos. Mano patys mėgstamiausi kvepalai ir jų yra tikrai ne vienas. Yra kosmetika, ką aš kiekvieną dieną naudoju, tiesiog gražioje mūsų FM piniginytėje, viskas sudėta ir aš visada su savim tai turiu. Ir žmogus, aišku, kada jisai mato tą produktą, užuodžia, pajaučia, pačiupinėja, jisai kur kas labiau jo užsinori, negu tik tai žodžiai arba tik tai paduotas katalogas pavartymui.
Na ir kitas variantas, aišku, gali būti ir taip turbūt atsitinka kiekvienam iš mūsų, kada žmogus nenori nei produkto, nei verslo. Na, žinoma, tikrai jūs neįkalbinėkite tokių žmonių, tikrai negaiškite laiko su jais, neįkvokit savo energijos, savo emocijų, jums tikrai nereikia nieko įkalbinėti, kad jie įsitrauktų šitą į verslą. Tiesiog paspaudžiate ranką, atsisveikinat ir žinoma, jokių būdų jo neišbraukite iš savo vardų sąrašo. Su tuo žmogum jūs galėsite pabendrauti po pusės metų. Po 6 maždaug mėnesių kiekvienam žmogui keičiasi kažkokios tai aplinkybės. Nebūtinai ten kardinaliai, bet tiesiog ir pats žmogus galbūt keičiasi. Keičiasi jo požiūris, jo aplinka. Ir svarbiausia, kad ir jūs patys keičiatės. Įsivaizduokit, per pusę metų kryptingo darbo jūs jau tikrai turite žymiai daugiau pasitikėjimo savimi. Jūs turite kažkokius rezultatus, galite parodyti. Jūs tiesiog vėl ir iš naujo galite tą žmogų sumotyvuoti. Nagi, grįžkime prie pirmojo etapo. Kada žmogus susidomi ir pasako verslui taip. Kai jisai nori užsidirbti daugiau pinigų, nori turėti daugiau laisvo laiko ar gerinti savo gyvenimo sąlygas. Ir kada aš matau, kad tas žmogus iš tikrųjų to nori, kada tai sklinda tikrai iš jo širdies, kai tai yra jam būtinybė, aš tada klausiu. Na, tu pasakyk, ar tu matai kokią nors galimybę šitam dalykui pasiekti, išskyrus tai, ką aš tau sakau. Ir jeigu žmogus kitos galimybės tikrai nemato, na, tiesiog jūs turite naują žmogų, sumotyvuotą, jūs turite su juo ir dirbti. Viską jūs turite susidėlioti į lentynėlės, kaip sakau, turite daryti su juo planą. Savaitės, mėnesių, į priekį gal net ir pusę metų pasiplanuoti, ką jūs turite nuveikti. Tiesiog kalbėkite su jo žmonėmis ir pradėkite realizuoti to žmogaus norus kartu su juo. Žmonėms iš tikrųjų patinka, kada jūs būnate tvirtas, užtikrintas, kada kalbate tiesiai, be užuolankų, kada esate žinoma nuoširdus. Jūs tiesiog turėsite per kitus ateinančius susitikimus su tuo žmogum įsiaiškinti visus šituos 3 etapus. Nes jeigu žmogus iš karto sutiko, jisai galbūt ir neįsivaizduoja kitų variantų. Todėl jūs turite būtinai jam pasakyti šitus variantus, kad tikrai ne kiekvienas žmogus iš karto galbūt jungsis. Apskritai jūs turite dalintis savo patirtim. Jūs turite tiesiog galbūt pasakot nebūtinai tik tai sėkmingas istorijos. Jūs galite paaiškinti ir savo pirmus susitikimus, kaip jų buvo, kokią patirtį jūs įgavote. Tai bus tiesiog jūsų klaidos. Ir nebūtinai tam žmogui daryti tas pačias klaidas. Nors, sako, žmogus mokinasi iš savo klaidų geriausiai, nes labiausiai jas įsimena. Bet tikrai nebijokite daryti klaidų, nebijokite klysti, nes kuo daugiau klystate, tuo jūs arčiau esate savo tikslo. Jūs tiesiog tobulėjate. Taigi, kalbant apie tą antrą susitikimą, dar kartelį noriu pabrėžti ir paakcentuoti svarbiausią dalyką. Tiesiog duoti jums sėkmės raktą. Tai yra tai, kad dėstant marketingo planą, jūsų tikslas yra ne kuo aiškiau išdėstyti jį su visais smulkmenom, su visais nuliukais, skaičiukais. Žmogus vis tiek neprisimins visų šitų dalykų. Svarbiausia yra atrasti, ko žmogui reikia. Ir, žinoma, sugebėti sujungti tuos dalykus, jų norą ir mūsų galimybę. Ne žmogus, jeigu mes viską padarysime teisingai, jeigu tas žmogus iš tikro svajoja ir jis iš tikro jau yra pasiruošęs veikti dėl savo šitų svajonių, jisai, žinokit, negalės užmigti naktį. Ir tikrai jisai negalvos apie burbuliukus, ką mes piešiam, apie verslo kažkokias tai detalės. Jis tiesiog galvos apie tas galimybės, kurias mes jam parodėme per susitikimą, apie tą ryšį, kokį jūs papasakot tam žmogui.
Na ir žinoma, po šito susitikimo jūs labai tiksliai turite nustatyti vėlgi laiką sekančiam susitikimui. Tai turi vykti, žinoma, ne vėliau kaip per 24-48 valandas, reiškia per parą arba per 2 paras. Nes jeigu jūs susitarsite susitikti po savaitės, tai visa tai, kuo šitas žmogus susidomėjo, kuo jūs jį suintrigavot, žmogui visą šitą po truputį pradės blėsti. Kitą kartą jis jau tikrai nebebus toksai susidomėjęs, susijaudinęs ir užsidegęs. Prisiminkite, nes tai yra tikrai labai svarbu. Na, vėl per sekančius susitikimus, kas yra labai svarbu? Mums labai svarbu tiesiog naujokui padėti susikurti organizaciją. Tolimesnis darbas yra labai svarbus. Jūs turite naujokui padėti daryti šitus susitikimus. Pirmą susitikimą, antrą susitikimą. Kviesti jo žmonės, su jo žmonėmis kalbėti. Tiesiog mokinti, kad jis jumis dublikuotų. Taip pat, iš tikrųjų, yra 3 etapai šitoj veikloje ir šitame mokyme mūsų naujokų. Kaip matote, parašius, kada naujokui jūs tiesiog padedate 3 etapais. Pirmas etapas, kada jūs darote už jį, jisai sėdi šalia su savo naujais žmonėmis ir jūs tiems naujiems žmonėms, kaip savo pirmai linijai pasakojate, stengiatės pristatyti šitą verslą. Viską parodote, padarote. Ir tą pirmą, kaip sakau, susitikimą, ir antrą susitikimą. Sekantis etapas, kada žmogus jau pats visą šitą daro, o jūs esate kartu, jį stebite ir galbūt kažką pataisote gale ar tinkamų momentų, kažką tai dadedat, papildot, ar ne? Ir trečias etapas, kada naujokas, jisai daro vienas pats dirba, o jūs tampate jo mokytoju. Iš tikrųjų, juk jūs norite, kad kuo greičiau tie jūsų naujokai taptų savarankiški, nes viso to pačio jie turės mokinti savo žmonės. Na, iš tiesų, norėjau paprastai parodyti, galbūt čia iš savo užrašų, kaip mes turėtumėme daryti tą darbą. Čia kaip kurti tą struktūrą, kad tai būtų jūsų organizacijos, kaip pasakyti, tvirtas žingsnis. Na, iš tikrųjų, sakykime, kad aš pasikviečiau Jolantą ir, kaip ir sakiau, su savo naujoku dirbu mokomąjį darbą. Tiesiog aš, aišku, dirbu visiškai tą patį, kiekvieną dieną tas pats per tą patį, rodau verslo planą, aiškinuosi poreikius, rodau produktus. Ir pas Jolantą atsiranda 3 žmonės. Atsiranda 3 žmonės, mano tikslas, kad atsirastų pas ją 3 žmonės. Aišku, Jolanta ambicinga ir jinai atranda dar papildomai 3 žmonės. Bet mano tikslas Jolantai padėti stabiliai pastatyti vieną koją. Tai vat su kokiais aš žmonėm turėčiau dirbti ir kaip aš tą dalyką darau. Aš išsirenku iš visų šitų žmonių patį aktyviausią. Patį labiausiai motyvuotą žmogų. Ir, sakykime, tai yra 2, dvejetukas. Aš jam darau lygiai tą patį. Aš lygiai taip pat su juo darau pirmą susitikimą, su jo žmonėmis. Vėlgi su tais pačiais žmonėmis antrą kartą susitinkam. Mano tikslas tam žmogui, sakau, kaip ir savo pirmai linijai, atrasti tuos 3 žmonės, kurti jo organizaciją. Toliau darbas vyksta visiškai taip pat analogiškai, vėl į gilį. Vėlgi pas tą dvejetuką atrandu patį aktyviausią žmogų, su tuo aktyviausiu žmogum dirbu į jo gilį. Aišku, prie mūsų susitikimų gali jungtis ir dvejetukas, ir Jolanta, ir netgi visi kiti žmonės, kurie nori iš šono. Esmė yra ta, kad galbūt tas ir trejetukas, kaip matote, nori, ir ketvirtukas norėtų, kad aš jam padėčiau. Bet mano tikslas nesiblaškyti, o
tą struktūrą Jolantai vieną koją, kaip matote, daryti į gylį. Visą laiką atrandu vieną iš jų gylyje ir jam padedu vėl atrasti vieną, aišku, ne vieną, 3, bet aš su tuo vienu gilin tam, kad, kaip matote, čia apipaišyta gėlytė, vienas burbuliukas. Mano tikslas, kad šitie žmonės jau iš verslo tikrai neišeis. Jeigu jie matys rezultatus va šitų žmonių iš po apačios, jie tikrai neišeis. O Jolantai belieka susikurti papildomai 1 ar 3, dar 2 kojytės šone, tam, kad jinai būtų ir purpurinė orchidėja, ateityje ir auksinė orchidėja. Na ir žinoma, viskas su laiku kurtis šalia savo 2 kojas papildomai. Na, iš tiesų, kaip ir pagrindinis mano tikslas buvo parodyti, kaip elgtis antro susitikimo metu, ar ne, kokie yra, mes žmonėm tiesiog turime parodyti, kad tikrai tai nėra labai sudėtinga, kad tinkama pradžia, bet su mūsų pagalba, su mūsų užtikrintumu, su savo kažkokia patirtim, kad mes galim tiesiog žmonėm žymiai greičiau padėti pasiekti tuos rezultatus. Ir aišku, kad mūsų tikslas, mano tikslas, susirasti tuos žmonės, kurie yra ambicingi, kurie jau turi kažką, galbūt savo gyvenime net ir pasiekę, kurie yra sąžiningi, kurie yra disciplinuoti. Nes būtent šitų savybių ir reikia mūsų versle. Ieškokim tokių žmonių, kurie nesiblaško, ne tai, kad nesiblaško, kurie yra užtikrinti, ką pasakė, tą ir padaro. Jeigu jie abejoja, jūs tiesiog nebegaiškit laiko, jūs pilna aplinkui žmonių yra, kurie jau yra pasiruošę dirbti, kurie nori dėl savo tikslų kažką veikti ir daryti. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs atrandate tokį žmogų, taigi jo aplinka iš tiesų yra irgi panašaus lygio. Jisai turi daug žmonių, tiesiog tinklą tą žmonių, ar ne, su kuriais bendrauja, su kuriais dažnai susitinka, kurie irgi yra ambicingi, yra drausmingi ir kurie galbūt gali būti mūsų komandos nariais. Aišku, teoriškai, ką aš kalbu, tai yra kur kas paprasčiau. Iš tikrųjų, tai niekada net ir gamtoje nieko už dyką negausite pasaulyje. Bet ir, kad ir gamtoje, kaip sakau, pirmiausiai turime pasėti sėklas, kad galėtume po kažkurio tai laiko nupjauti derlių. Bet ir derlius, aišku, prieš pjaunant turi būti subrendęs. Taip ir mūsų versle. Pirma turi būti pasėta sėkla, mes po to turime laukti, kol jinai sudygs, paskui turime prižiūrėti, puoselėti ir tik tuomet gali tikėtis didelio derliaus. Aš čia kalbu perkeltinė prasme. Iš tikrųjų, tie žmonės, kuriuose matote potencialą, tai yra jūsų atradimai. Nepalikite jų, nebėkite vis naują žmogų ieškodami. Tiesiog, jeigu ir yra tie nauji žmonės, tai turi būti jūsų gylio žmonės. Tada jūs pasistatysite stabilų verslą. Na, tema galbūt nėra labai plati, aš galbūt jau viską ir išsakiau, galbūt kažkas tai turite klausimų. Ir Mina.